Savo amerikiečiam draugam aš pagaminau šaltibarščius. Pirmiausia, nuėjau į Sprouts parduotuvę, nupirkau visus ingredientus. Sumokėjau $86.83. Kaina nemaža, bet ko tik nepadarysi dėl savo draugų. Nuploviau ir supjausčiau krapelius, paėmiau marinuotus burokėlius. Opa, net nepakaitinęs stiklainę atidariau. Supjausčiau burokėlius mažais gabaliukais, nes nebuvo pirkti tokių jau supjaustytų, kokius mes turime Lietuvoje. Tada atėjo eilė agurkui. Kadangi esu sertifikuotas kortų metikas, turėjau pirmą agurką perpjauti štai taip. Ačiū iliuzionistui Kozmo, kad neišsigando. Mano bičiulis Dominikas taip pat buvo įdarbintas. Jeigu kada nors reikės pagalbos restorane, būtinai kreipkitės į Dominiką. Svogūnų laiškai, kefyras. Viską išmaišau. Įdėjau dar šiek tiek krapelių. Vėl išmaišiau. Kad būtų šiek tiek sočiau, pakepinau bulvyčių ir supjausčiau virtą kiaušinį. Volia, viskas paruošta. Pasižiūrėkime, kaip amerikiečiai sureagavo pirmą kartą paragavę šaltibarščių. Oh, it's good. Yeah, it's good. Like creamy. It's good. I like it. Oh, I like it a lot, actually. It's very good. I really like it. I really do.